Ką čia darot? Tikrinat, ar švarkas nepadirbtas? Kaip suprasti? Na, buvo čia skandalų dėl brangių drabužių klastočių. Tai tu klausi, ar nepadirbtas? Man pasigirdo, ar neapdirbtas. Mano švarkas negali būti nei padirbtas, nei apdirbtas. Švis, nei vienas mano rūbas negali būti toks. Tai kad aš rūbus perku ne Lietuvoje. Ir kitiems patariu čia nepirkti. Tai kur perkate? Va, šitą švarką pirkau Milane, batus New York'e. Tik tai, kad va, iš Paryžiaus nieko nesupirkęs. Tai, kad nerandu ten savo dydžio. Tie prancūzai vargšeliai kažkokie, kūdi tokie visi perkarė, nedavalgė, kažkokie vaikšto. Bet Milane irgi labai daug klastočių. Negi nekart nesusidūrėt? Nesusidūriu ir nesusidursiu. Aš pasakysiu taip, tokiam žmogui kaip man, tokiam milijonieriui, tai tu niekad neįkiši jokios ten padėlkos ar fufliako, kaip išmanantys žmonės sako. A, pavyzdžiui, apsimauni kelnes ir savo užpakalinę kūno dalim jauti, kad netikros. Jauti tiesiog, va taip yra, jauti. Per laiką, va, taip išsiugdo toks septintas jausmas, kad žinotum. Bet šitą jausmą išsiugdo tik milijonieriai. Tai ne 7, gal 6 jausmas? 6 jausmas yra, kai rodosi dvasios, negyvi žmonės ir ten visokie vaiduokliai nesąmoningi. Aš šito jausmo tikrai neturiu. Nors su padėlkom tai esu vieną kartą susidūręs. Buvo čia tokio labai gerai žinomo visiems vakarėlių liūto. Nu čia vardų pavardžių, aišku, nereikia minėti. Vakarėlis. Tai ten mane pakvietė, toks jau rinktiniai svečiai, tokie gėrimai, visokie prabangus maistai. Ir ten dalino pradžioje padavėjai ispaniškos vytintos dešros. Nueinu aš į virtuvę, žiūriu, papjaustyta mėslitos mano džiovintos dešros sutrauktukas. Ir beje labai populiari. Tai grįžau namo 2 valandas vėmiau, po dušų stovėjau, kad tas visas nubrūdas iš manęs išeitų, nusiplautų viskas į tą kanalizaciją. Fui, kai pagalvoju, tai, o Jėzau, kokia apgavystė, čia buvo pirmas ir paskutinis kartas, kai aš ragavau mėslitos produkcijos. Ne dabar nupurto, kai buvo, Jėzau, kai pagalvoju apie tą visą momentą. O Jėzau, nu, kam aš čia pasakoju dabar to viską? Čia didžiausia paslaptis mano. Kiek kainuoja šitą iškirpti?